Taigi sveiki visi, su jumis aš Edvinas ir iš tikrųjų šiandienos vlogas aš jums pažadu bus visiškai apie nieką. Nusipirkau naują kamerą po Italijos kelionės, būtent iš jūsų pačių reklamos pinigų ir sugalvojau, kad noriu aš ją labai ištestuoti, pažiūrėti kaip video kokybė, kaip šiaip viskas atrodo ir praneškite, ar jaučiasi, kad kokybė geresnė, prastesnė ir taip toliau. Tai šiandienos galbūt kažkokia tai tema, tai yra kas naujo, kas iš tikrųjų pasikeitė per metus, nes mano paskutinis rimtas vlogas tai buvo, kad aš turiu rimtą ligą, tai prisipirkęs esu visokių apių, dviračių nesveikų ir taip toliau. Tai mano ta liga pasibaigė, tai tikrai ne, ir jinai tapo dar stipresnė, dar sunkesnė, kaip tik tai nepavadinsi. Tai šiandien skirsiu laiko pakalbėti apie savo svajonės. Tai viena iš jų yra būtent štai čia, aš nežinau, gal aš kažkiek tai rodžiau praeituose vloguose, gal ne. Čia yra Piaggio Ape AC4 modelis. Ir jisai jau yra vienas iš seniausių, ne pats seniausias, nes pati pirma Ape atrodo kaip Vespa su kūzovu. Tai čionais jau yra jau su kabina. Čionais šitas modelis yra labai retas ir su dokumentais. Ir jis užsikuria važiuoja, galbūt netgi ir mes užkursime jį šiandien, matysime, pažiūrėsim kaip seksis. Čia visokių detalių pridėta, visokių nesąmonių. Pasižiūrėkit, kaip jinai atrodo. Lempa randasi ant čionais, ant sparno, štai vadinasi itališkai faro basso. Žemai lempa, man atrodo, itališkai reiškia. Ir visokių šūdų tokių kaip minknikių, kaip posūkiai, žibintas jau matos, kad naujas, stikliukai, laidynas ir visa kita, langai irgi yra, visas detalės turiu. Bet šiandien jau gyvenimo projektas, jeigu dar aš jį sugebėsiu įtęsti. Bet modelis labai gražus, man patinka jo išgaubimas. Žiūrėkime. Stogas jo nusiema. Yra tvirtinimai štai čionais ir štai tenais prieki. Galima su juo važinėti kaip su kabrioletu be durų. Kūzovas atnaujintas. Ir varomas grandinė irgi 4 bėgiai. Ir daug kas dar manęs būna klausia, ar Ape yra gaminama iki dabar. Tai iki dabar yra gaminami tik tai 49 kubikų modeliai. Bet iki visai nesenai, iki 2019 metų, jeigu neklystu, buvo gaminamas štai toksai Piaggio Ape TM modelis. Kas pas jį yra įdomiau, tai kad pas jį atsiverčia bortai į visas puses. Tai iš jo galima realiai padaryti platformą. Ir jisai yra žymiai mažesnis, palyginus už mano asmeninę Ape, kaip būtent va ta. Jo ilgis yra 1,54 m, čia kūzovo. Jinai irgi čia yra iš Italijos parvaryta. Jau ratai pas ją yra žymiai didesni. Tai R12 vietoj R10. Ir žiūrėkit, kaip jinai atrodo iš priekio. Tikrai gražesnis modelis palyginus su šituo dinozauru. 100 kart fainesnė. Vidus, nu davai, pasižiūrėjom, kaip atrodo vidus. Atsidarome. Labai patinka man jos kėbulas, jis yra visiškai nesupūręs. Švarus, gražus. Čia toks atlošas, jinai yra skaitosi dvivietė. Pas ją langai atsidaro, va taip va. Tikrai protingai padaryta. Atsisėskime. Va, atsisėskim. Nežinau, ar gerai matosi jums, bet va kiek. Galva nesiremia. Aišku, jeigu taip išsitiešiu, tai tikrai atsiremčiau. Bet va, jeigu taip ramiai sėdint, tvarkingai, sėdis normaliai. Kas patinka, tai jau pas šitą Ape ir veidrodėliai fūriniai. Normalūs tokie. Čia dokumentai. Vairas kaip pas motorolerį. Čia posūkiai. Šitokia sankaba, ant Dnepro, man atrodo, ar ant Ižo buvo tokia sankaba, nežinau, jūs geriau žinosit. Čia degimo spynelė, ten kažkur tai langų apipurškimas, patsosas, šildymas, rankinis ir atsiprašau, blogai rožių turbūt, ne? Rankinis
šildymas ir patsosas, stabdžių cilindriukas, pirmyn arba atgal pavaros, čia šviesos ir valytuvas. Dar kažkur yra langų valymas, bet neturiu kaip parodyti. Tai šitos apės visos pardavimui yra parvarytos. Labai įdomus modeliai ir tiesiog iškrito gera kaina, tai kodėl neparsivežti ir nepagyvinti būtent šitų triračių kultūros. Tai variklis pas šitą modelį yra irgi kaip ir šitų didelių apių 220 kubikų, kur prieš tai turėjau geltoną, ten buvo 185, irgi pati maišosi su tepalu, čia jau pažiūrėkit stovi ir elektroninis diegimas 12 voltų, jau karburatorius didesnis, tai ant šito modelio tipo teoriškai galima prikrauti 700 kg. Šiaip pavaros jo yra trumpesnės palyginus su šituo modeliu, tai kaip ir tikėtina, ratai didesni, kuzovas trumpesnis, galbūt jinai ir geriau išlaiko, bet kiek yra tiesos, tai negaliu pasakyti. Daugiausiai tokiu modeliu esu prikrovęs 500 kg ir tikrai važiuoja. O čia toks pat kaip mano savivartis, tik tai, kad ne savivartis, tai jam truputį lengviau yra važiuoti dėl savo svorio. Ir esamų momentų šitas apė nesikuria. Čia uždėjau, kad neprilytų. Šitas yra šiek tiek baisesnis, kaip matote, nėra atlošų, sėdynės baisios, nepajungtas patsosas, galimai dėl to ir nesikuria. Išplyšę diržai, kurios prilaiko duris, kad nesidarytų daugiau negu reikia. Bet šis modelis yra šiek tiek senesnis. Pas mane spidometras yra, atsisėskim, žymiai didesnis. O čia matot, vienas paprastas spidometriukas. Štai čianais yra indikatoriai, šviesos, posūkių jungiklis, šviesos. Kaip pasakiau, kiek 6 atlipusios lubos. Įdomus, tikrai įdomus modelis, o štai čianais daug kas būna klausinėja, kas čia per daiktas. Tai čianais yra rastų laikiklis, kadangi rastai dažniausiai būna ilgesni. Pas šitą modelį bortai atsidaro priešingai, tai kad rastai tilptų, atremi apačią rastų į čia, viršūnės į čia, jie išlenda virš stogo ir gali vežioti juos. Tai manau, šiandienos galbūt užduotis būtų ir užkurti šitą modelį. Ir galbūt netgi ir su juo privažiuoti, nes matome taip iš dalykų, ką turime, tai tuščią padangą priekį. Kaip ir minėjau, patsoso trosas yra išsitraukęs. Įdomu, kas dar po variklio. Einam pasižiūrėsim, kaip jisai atrodo. Va, ir variklio skyrius. Čia oro filtras. Čia vadinamas dinamo. Šitas dinamo tai yra ir starteris, ir generatorius viename. Čia turim duslintuvą. Palei sankabą šiek tiek šlapiuoja. Matom ir palei kuro žarnelę šiek tiek šlapiuoja, tai gal pasakyti reiktų. Pamatysim į savo garažą, tarp visų triperių, kurios tvarkome. Įvežėm apę. Ir va čia esantį trosą reikia pravesti į kabiną. O tu karvė, kaip čia baisu. Paprastai vyksta, reikia užkišti atsuktuvoje vietą ten, atsuktuvoje raktą ten, kur nėra vietos. Ir tada žaidė. Paprašiau tiesiog nusimti visą gazo sistemą. Aš būtų padajos ir visą karbą nusimti. Karbą nusimti reikia pusdienį laiko. Tai jau paprašiau šitą nusimti. Karbas bent jau švarus, praplautas, perrinktas man. Tai važiuos dar 5 metus kokius. Nu, tai dabar nelabai važiuoja, bet šiandien. Tai nevažiuoja, nes paklosas neveikia. Jo, būtų visai gerai turėti. Eina, paimsiu. Žiūrėkit, kaip patogiai atsidaro platforma. Ir labai patogiai nusijama. Kad būtų prieėjimo, reikia atsikelti sėdynės. Ir čia va yra šildymas. Čia kaip tai bus patsosas gal netgi. Čia bus šildymas. Paklybink man abi rankinėlis ir išsiaiškinsim, ar vadeškas reikia užkurti. Ir vidų parodykis. Jo, žodžiu. Ir aš štai trosas, jisai yra pilnai metalinis, įsitraukia ir stūmo. Šitą troso irgi yra labai panašus. Ir galite pastebėti, kad, netyčia nustūmiau,
Galima šitą trosą su kišu pastebėti, kad jisai dar yra išsikišęs pakankamai, kad jam esant tokio padėtyje, nu, šiaip jisai turėtų šitokiu būti išsikišęs. Pats pasosas dar siekia rankinėlę ir galima jį dar apsukti aplink pačią rankinėlę, kad jisai veiktų. Tai kadangi nesinori švaistyti veltui detalių, tai tą patį trosą galim sutartyti, apsukti ir turėtų viskas veikti kaip priklauso. O čia mes matome, kad labai šlapiuoja vieta į karburatorių iš kuro kranelio. Tai labai fainas kranelis šitas, netgi patarčiau į kokius mopedus dėtis. Jisai yra be vakuumo ir tu jį gali labai paprastai užsukti. Pastoviai bėga kuras vadinamu samatioku. Gali užsukti ir tiesiai eina į karburatorių. Tai kadangi šlanga yra trūkus, uždėsime naują šlangutę. Uždėsime oro filtro šlangą ir bus ok. Motorolerį tai mokytis remontuoti. Taigi, gausis taip, kad sudėjus pasoso visą sistemą, pats trosas yra per trumpas. Tai gausis, kad reikia keisti ir visą trosą. Taigi, nepaėjo pataupyti, negalėjom būti suvalkai, tai darysim ilgai ir nuobodžiai naują trosą dėsim. Tai labai sistema paprasta, išsiimt seną, prasives naują, sujungt, sudėt ir jisai turėtų dirbti kaip priklauso. Tuo tarpu aš, ką tik pagyręs tą kranelį, su repliam jį atsukinėjau, kad bėgtų benzas. Tuo pačiu dar pirsim benzino, tepalą su benzu įsimaišusi pats. Tai reikia dapilti benzino, nes rytoj atvažiuoja kaip ir pirkti, tai reikia normaliai sutvarkyti. Rytoj tą padangą, kurį leidžia, reikės nuvažiuoti, kad suklijuotų. Ir tuo pačiu... Galbūt atsikratysim. Iški per daug atsukau. Tai o turim, čia yra pačio pasoso galas, kaip prie karbo, o čia yra į rankinėlę galas ir šitas įsispaudžia į patį kėbulą. Čia jisai užsifiksuoja, kad nejudėtų į priekį ir atgal. Tai vat, senas trosas jau užtrauktas, mes čia viską vėl prasivietam pagal originalią vietą, viską sujungiam gražiai. Užkabinam ant pačios rankinėlės šitą kilpą. Ir su kilpa geriau nesikarti, o geriau kabinti kilpą ant rankinėlės. Ir galima dirbti toliau. Dar į priekį pastum. Asilietu. Į kitą priekį. Per daug šis gerai, palik. Tiek to. Asilė, aš jau buvau užkabinęs beveik. Eik tu velnio. Stom priekin. Kitą priekį. Dar. Gerai, laikyk. Pabiški, labai išlėto, labai... Galėjai pasakyti. Ne, viskas. Va dabar tokia normaliai padarysiu. Nu, papasakok, ką čia dabar darai? Užviršinėjau pasoso pačią rankiną. Nu, čia jau net ne rankino pats laikiklis trosui. Tai jau viskas užjungta. Kilpą uždėta ant rankinėlės. Bedinant tą kilpą ant rankinėlės norėjau ant savo kakų uždėti kilpą, bet toks skirtumas. Šitą dabar beliko užveršti. Aišku, vis tiek, norint užveršti, reikia kažkaip tai užkabinti ir vietos nėra per daugiausia. Bet va, taip ir atrodo, kad gerai. Lieka uždėti gazą splendę. Aušinimo plasmasės visos. Aušinimo plasmasės visos, bet čia jau vienas du ir padarytas, čia jau lengviausias dalis. Ir va, maždaug pasosas. O taip. Labai stipriai netraukti, nes ten daug nereikia. Užsikabino. Va, žiūrėkit. Surenkam apę. Ir bandom važiuoti. Jeigu blogai surinkom, stumsime dviese. Tiksliau užtumsi, tu žiūrėsi, kaip visą laiką. Kuro lemputė dega, kumo lemputė dega. Kai gazuoji. Šildymą jums labai kažkokių vorų. Tai Etinas bijo vorų, aš tai nebijau. Man tai asmeniškai tas pats tie vorai. Tai gerai, žinai, kiek tu per naktį vorų suvalgai? Žinai, kiek čia šitam viršui vorų yra? Tepalo lemputė dega. Ne, aš bijau su Etinu važiuoti. Žiūrėk, visai nieko. Na, šitą aš surinkinėjau. O, šiek ilgas. Čia kaip daužas? Ką? Čia bortas daužas. Čiūju, dar nepavedėm reiškia. Ir ką tik buvo klientai dėl būtent šito žydro apio, tai
skubant, nežinau, aš jums rodžiau ar ne, užkišau, kad nesidaužytų šitie. Sudėjau smigtukus į lubas tam kartui, kad nesimaišytų. Padangai ventilę pakeičiau, nors dabar ratis puikus. Vakar, kaip matėte, pakeitėm pasoso trosą, praminkštinom kitus trosus, tai ir šildymas viskas veikia, apkeičiau sėdynės į prastesnę pas keleivį, pas fainesnę vairuotoją ir žiūrėkit. Gerai, reikia pasisaišin, leidžiam šildymą, patsosą, dabar tik tai. Prasivažiuojam. Jūs jau matėte turbūt iš praeito vlogo, kur turiu rimtai ligą, kad su tokiu važinėjom, bet šitas dar galingesnis. Įmušam trečią. Ir kuo puikiausiai važiuoja. Nieks nebesidaužo. Ir malonu važiuoti. Čia spidometras ant tiek yra senas, bet trosas nuo nejudėjimo skleidžia garsus. Savo ir važiuoja. Labai gerai signalas. Ir kaip ir sakiau, čia senesnis modelis, tai spidometras tik tai vienas, o viskas kas matos. Šviesos. Signalas, posūkiai ir visas. Sustabdom. Antras. Jaučiuosi viduje. Važiuodamas. Žiūriu, man nieko paleisti reikia. Tą triratį parduoti, čia atrodo, kad va, atvažiavai, patvarkėjai, bet vien jį išreklamuoti tinkamam pirkėjui, tai yra sunku ir kartais, kaip pagalvoju, jau lapkritis ant nosies, jeigu nenupirks dabar, tai lapkritį tikrai niekas nepirks, nes man vis tiek visi Black Friday prasideda lapkritį ir šiaip žiemą niekam tokio daikto nelabai reikia. Džiaugiuosi, kad esu pardavęs, dar liko tas vienas triratis naujesnis, kur rodžiau. Tai yra reikalų iš tikrųjų su jais prekiauti. Čia noriu parodyti, kad nemelavau.
kas yra įdomu, kad netgi yra starteriui laidai padaryti, palaukit. Jau dabar sumeluoti kur. Bet tikrai kažkur yra. Tai nauja bobina. Lygintuvas. Bet čia yra gumai vieta. Tai yra traselis, kad pritraukti starteris. Pažiūrėk, kaip protingai dirba. Šiandienos tikslas yra prasivažiuoti su šitu. Šitas apė dar palauks. Pravedinėjau kūro žarną. Tai va pro čionais pravesta iki čionais. Užryšime trosą. Trosą sakau šlangą. Uždėsime baką, užpilsime benzo ir labai noriu prasivažiuoti ratuką, jeigu išeis. O rytoj jau tada apsimsim šituo. Nu ką, mes ir vėl grįžtame į mūsų garažą. Čia va yra triratis ir vakar Facebooko grupėse rašiau ir va netgi pas mane dėdė Sygis atvažiavo, klausinėjausi, dėl kogi tas kuras gali net bėgti. Na, pagal video matot, kur rodau dabar, kai užkeli šlangą, visiškai kuras nebėga, o kai nuleidi šlangą, kuras bėga. Tai būna arba bake dažniausiai bėda, arba gali būti mažai kuro. Tai dabar kuro tikrai pripyliau daug. Beveik pilną baką. Ir gaunas, kad tas kuras stumia mane. Ir tada tas triratis kaip ir kuris. Užkurti. Ar mane reikės parstumti? Galimai. Pagalvojau, reikia pasaugoti stiklus. Nu, žiūrim, ar tavo tvarkymas padėjo. Reikia užsirakinti. Tai normaliai. Palauk, gal iš vidaus, bet tai ką iš vidaus nepalaikysi kameros. Tuoj pabandau. Nu davai. O, į užpakalį įsismeigiau su spiruoklė. O. Šitame daikte.
Bet jisai gal net dakištas yra, tai dabar tiesiog yra užtrauktas. Ir jam kažkada laisvas atsijungia. Tai tarp atbulinės priekinio. Tas ir tampas. Lyg ir nieko nepamečiau. Bet dabar gerai. Dirba ir ant laisvų, ant viską. Sės pats dabar. Davai, sudarą patys. Nu ką, su Ana apie pasivažinėjom, pastatėm, tai realiai kol kas mano mintis yra, aš nežinau, ar ją verta restauruoti, kai jinai taip atrodo, galvoju arba nugruntuoti, sutvarkyti elektrą, užregistruoti, nes, nu, aš manau, tokia spalva tai tikrai technikiai neturėtų trukdyti, padangas uždėti gale normalias, nes su tom tikrai, nu ir priekį jo, sutvarkyti padangas, stiklus sudėti, spynas, posūkius, padaryti veikiančią pravodkę. Tai dabar aš ką padariau, tai išėmiau sėdynę nuvešiu, kad apsiūtų. Čia va taip vidai atrodo variklis be sėdynės. Ir pasidžiaugiam važiavimą. Nu, čia tikrai 53 metų pokario laikų triratis, tai labai fainai prasivažiuoti. Aišku, vidui viskas vibruoja, yra kur ten tikrai patobulėti. Dar kitas dalykas, perkant triračius, dviračius ir vespas, reikia ir itališkos mašinos. Tai va, itališka mašinytė. Čia yra Fiat 500 Nuova. Jau su lietuviška registracija. Tai kas yra keista, iš Italijos norint pravaryti mašinas, būtinai reikia padaryti eksportą. O kad eksportas būtų galima padaryti, nu, kad būtų galima padaryti eksportą, turi galioti technikinę. Tai kadangi galioja technikinę, iš karto galima registruoti. Euro 0. Čia galima ir euro -1 parašyti. Na ir pasižiūrim. Tai variklis pas jį, jis yra galų varomas. Variklis pas jį yra gale. 2 cilindrai. 500 kubikų. Paprastas karburatorius. Galima dėti tenais dvigubus karburatorius. 2 tiksliau būna. Didesni cilindrai, karteris, duslintuvas. Čia yra brolio mano mašinytė ir jis jau su net iki Rygos buvo nuvažiavęs. Ir kas yra įdomiausias dalykas, kad jie visi eina pusiau kabrioletai, pavadinkime, jie nėra kaip ir kabrioletai, bet kadangi metalas būdavo anksčiau brangesnis negu oda, tai stogas būdavo štai toksai odinis. Įsėskime į vidų. Greit parodysiu vidų prieš įsėdant. Opa. Va jo vidus. Čia naistas būtent stogas. Gali atsidaryti, jeigu nori iki pat galo. Tada turi kabrioletą. Noriu užsidaryti. Pikšti. Langai irgi, žiūrėkit. Gali atsidaryti taip. Arba kaip kokiam, nežinau, ar Žiguliai būdavo, bet tam tikrose mašinos būdavo taip. Veidrodėlis irgi, originaliai 1. Spidometras kaip Zapo, man rodos, nedaug pasakydavo. Nežinau, Zapo, ne Zapo. Spinelė, taip sukdamas rakto neužvesi. Čia yra patsosas, čia yra starteris. 4 bėgiai, rankinis, galas varomas. Ir jisai yra 4 vietis. Iš tikrųjų vietos tai tikrai normaliai, žiūrėkit, aš jums parodysiu. Vairas biškį maišo. Va, žiūrėkit, sėdžiu. Jau su galva jau tikrai gerai, va pilnai įsitiesęs. Gal truputį maža vietos iš po kairės pusės, o taip, jeigu noriu važiuoti, bet tada rankytė ant kairės, kaip su kokiu bemsa. Na ir pabandykime mes jį užkurti. Prieš einant tvarkyti apę. Įjungiam degimą. Indikatoriai suveikia, patsosas užtrauktas ir starteriuką.
taip, pirmas, antras, trečias, ketvirtas, įspaudė į vidų, atbulinis. Rankinį paleidžiam, dar šaltas ir važiuojam atbulom. Magijos nėra, Gold FM nepaklausysi. Susukam vairą. Susi galime paleisti ir važiuojam. Ir įdomiai kaip indikuoja, kada reikia pirmą bėgį jungti, antrą bėgį, trečią bėgį ir nuo kada jau ketvirtas jungės. Pagal greitį. Indikatoriai veikia, duris atsidaro su šita rankinėle traukiant. Čia yra durim uždaryti. Šitas signalas. Aišku, visai pagal nuotaiką, tai nori veikia, nori neveikia. Šiaip nėra labai kieta, kad sakyčiau, kad čia neįmanoma su ją važiuoti ar dar kažką. Ne, labai minkštai važiuoja. Ir maloniai valdosi. Bijau sumeluoti, aš dabar parašysiu, ar čia ar lingės, ar visgi amortikai, bet man rodos, kad šiandien yra lingės. Tai iš dalies biški ratai galiniai kaip patė praštai yra išvirtę, bet būna pirkti komplektai ar amortizatorių ar linkį, kaip ir sakau, neatsimenu, kad visą šitą reikalą sutvarkyti. Kitas dalykas yra įdomus, kad pavarų dėžė bent jau pirmosiuose modeliuose buvo be sinchronizatorių. Tai perjungiant bėgius reikia pergazuoti ir įmušti trečią, kad gražiai įjungtum bėgį. Nes jeigu bandysi per prievartą grūsti, nu tarkim, gerai, dabar gražiai įsijungia, bet tarkim, kokią antrą. Girdit? Neįmuši, va, trečią irgi ne. Ketvirtas? Gražiai, viskas tvarkoja. Nu ir va, važiuojant ant kelio. Užspauskime. Vibracija šiek tiek jaučiasi. Ketvirtas. Ir tada va gali kruizinti. Visai fainai važiuojas. Įmuši trečią, įjungi posūkį į dešinę. Laukit, valytuoju, man rodo šiandien. Važiuokit, čia max greitis. Aišku, kai lyja, gal čiut greičiau valas, bet čia max greitis. Čia šviesos, o čia ten degimas dar yra. Ir čia biškai senesnis modelis, tai šiaip tai pas naujesnį modelį speedometras eina išvis kaip pas Žigulį. Pamatysite nuotraukoje dabar rodau, tai čia biškai dar senesnis negu visi. Gerai, praleiskim fūrą. Stabdžiai tokie apie nieką, aišku, apie ABS-us ar dar kažką, tai net nėra ką galvoti. Tai žodžiu, dar nežinau ar gausis, bet iškrito Vespa pas tą žmogų, kur perku visą laiką visus šitos triračius, o tuo tarpu ir šitą triratį. Iškrito viena iš seniausio Vespų, tai būtų VM2T modelis, jau kai pas jį bėgiai jungiasi su trosais, nors pačios pirmos Vespos turėdavo tokią įvorę, per kurią vaikščiodavo, net nežinau kaip lietuviškai pasakyti, per tokį rod kabelį, pavadinkim, trosinį. Ne trosinis jisai tenais, metalinis eidavo bėgi, taip čionais yra biški naujesnis modelis, bet irgi lempa yra kaip pas šitą seną apie ant priekinio sparno, faro baso. Tai jeigu pavyks nupirkti, turėtų trečiadienį parvežti man kurjeris tokią Vespą. Tai pažiūrėsim ar išeis. O dar aš jums visiems žadėjau, kad parodysiu, kaip toks apie dirba. Tai čionais irgi, sakau, viskas yra labai paprasta. Užeinam į vidų. Čia raktelis jos. Nelabai nori lysti. Rankinis, paklosas. Bėgis, man atrodo, įjungtas, ar ne? O gal ir ne.
triratis. Tai jeigu kažkam reikia, rašykit, jeigu dar bus iki to laiko, kol video išeis. Kaip pas fūrą. Tranzitiniai numeriai. Dvitaktis. Vienas stabdis, čia nėra stabdžių, visi 3 stabdys nuo vieno šito. Čia šildymas išeina. Ir važiuoju kaip su motociklu vietos, tai tikrai daug. Žiūrėkit, va, pilnai įsigiesios. Bet gal jau šitą nebetrauksim, nebekankinsim. Tai va, žiauriai esu excited dėl Vespas, noriu pasidžiaugti ir žiūrėsime, ar išeis ją nupirkti. Nu, kaip ir sakiau, taip ir padariau, praėjo šiek tiek laiko ir pavyko dylas, pavyko parsivežti Vespą, čia yra 1953 metų Vespa. Tai žymiai mažesnis kėbulas, ratai mažesni. Pasižiūrim, ratai, kelių colio, 8-tukai. Kokie ratai maži, matot? 6 voltė, kontaktinis degimas, jinai pati iš savęs yra mažesnė, žiūrėkit, jeigu taip lyginant. Motorinis dviratis, Vespa. Žiūrėkit, gal iš galo geriau matysis. Motorinis dviratis ir Vespa. Tas pats dydis. Žiauriai maža, bet žiauriai minkšta. Jinai yra iš savęs. Čia matosi variklis pasislėpęs. Amortizatorius. Ir kas keista, kadangi jos svorio centras yra į dešinę pusę, jinai žiauriai traukia į dešinę pusę. Ne dėl to, kad kėbulas būtų linkęs ar dar kažkas. Ne, kėbulas yra tiesus. Bet kadangi variklis yra dešinėje pusėje, o kairėje pusėje nėra nieko, tik tai daiktadėžė, tai truputį traukia. Kuro bakas yra pasislėpęs čia nais, čia yra patsosas. Karburatorius svirtis su oro filtru randasi čia. Čia rėmų numeris. Čia stabdžiai, čia priekiniai stabdžiai, o čia signalas, šviesos ir gesinimas kairėje pusėje, užtrumpina ir gesina. Ir jinai yra 3 bėgių. Tai tas 3 bėgis yra kruizinimo greitis, bet šiaip važiuoja tikrai pasakiškai, aš galvoju, žiauriai silpnai važiuos palyginus, tarkim, su ta mėlyna Vespa, tai jinai, aišku, jinai yra 4 bėgių, biškai kitaip perdavimas veikia. Bet šita lūpa tai tikrai labai smagiai. Tai turiu savo svajonių Vespą tarp viso šito šabakštyno ir visų triračių. Esu labai patenkintas ir iš tikrųjų noriu padėkoti jums, nes jeigu ne jūs, ne žiūrovai, ne detalių pirkėjai, savo tikrai negalėčiau savo leisti tokio dalyko ir tikrai nebūčiau toks laimingas, koks esu dabar laimingas. Ir šiaip labai keista, kai pagalvoji, per šituos kelerius metus, ant kiek pasikeitė kontentas, aišku, labai daug atsifiltravo žmonių, bet iš motorolerių tuningo, kur ten, sakykime, tvarkai tokius Peugeot, Aprilia ar kitus mopedus, perėjau ant visiško itališko brūdo, pavadinkime tai. Bet iš tikrųjų mane tai labai domina, jaudina, yra neišnaudota sfera. Tai norisi kažko kito, nes apie motorolerius tai tu jau žinai atmintinai viską. Kokias detalės dėti, kur remontuoti, kur kišti nagus, kur nekišti nagų,
turėjome galingiausią Lietuvoje motorolerį, turėjome Stuntą motorolerį, nu, viskas yra, Daily motorolerį ir vis dar tų motorolerių turime ir netgi toliau aš juos kolekcionuoju. Bet čia yra nauja kultūra, kuri mane labai domina ir man labai gera su jumis dalintis. Tai šitoks vlogas buvo prasibandyti naujai kamerai, nes savo seną išmečiau iš šiukšlinę netyčia. Čia kita istorija, gal papasakosiu kitam vlogė. Ir ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo Šedinas ir iki kito karto, iki.